Vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis per takelį tokį. Irgi čia lindo ir šėlius, taip nors netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas visiems. Toks va šeštadienio rytas gražus. Laukuose vaikštau, klubas davė fermą nudaužytą. Tipo uždyką vaikščiot nariams klubo. Galvoju, pavaikščiosiu, pasižiūrėsiu, iš tikrųjų nieko nesitikėjau. Ten viskas aplieta. Žodžiu, vaikštau, aš čia šiukšlės renku, bet šiukšlių papuola ir sagų visokių kulkų, žodžiu, neipatingai daug, bet papuola. Ir netikėtai signalą pagavau. Pasižiūrėkit, romėnas palemba. Aik, tu savo, sidabrinis. O tai tau denarikas. Nu, tikrai nesitikėjau. Paviršių beveik gulėjau, pakapšiau biškį. Eina, savo geras. Man labai retai jie papuola. Čia tai iš viso kaip uždyką atvažiavau. Pakasinėti nereikėjo nem pinigų mokėti, nieko. Lemba, reikės paplauti jį. Va čia tai geras. Nieko savo. Užmeskite akytę. Nuploviau. Eina savo, koksai gražus romėnas. Nu, eik tu savo. Nežinau, kas čia per imperatorius. Nematytas man visai dzetsika kažkoks taip. Eik tu savo, kokias detalės, kaip gražiai sulaikius monetą. Nu, pasaka. Čia biški daugiau nutrinta. Ten ta deivė kažkokia. Bet nuradinukas tai žiauriai geras. Žiauriai. Čia eina peklon. Nesitikėjau. Švis palei žemę valiojasi aš. Su pinpointeriu aš jį ištraukiau. Nu, pasaka. Jeigu šeštadienis toksai, ką rytoj įdomu, man žemę atiduos. Jo. Nu, super. Labai patenkintas. Ką pavaikščiosiu dabar čia aplinkui. Gal dar kas papuls? Tai kasgi čia per monetą rankose? O moneta rankose yra gana įdomi. Romos imperijos denarijus, imperatorius Oto arba kitaip Otonas. Jisai valdė tik tai 3 mėnesius Romos imperijoje. Buvo vienas iš 4 imperatorių 69 metais mūsų eros, kada keitėsi imperatorius vienas po kito. Todėl šita moneta iš tikrųjų yra gana retoka. Tai randama ir aš labai patenkintas. Man tai čia tikrai neeilinis radinys. Valio. Labai žemas signaliukas buvo. Labai jau toksai žemas. Matot, nematau koks numeris Andeusas, kadangi nusiėmęs pultą vaikštau. Jis nukritinėja man tenais, žodžiu. Mažiukas kaltinukas. Tai pabandysim pavalyti. Nu, koksai gražuolis bus. Fardingiukas. Jo. Koksai mažulis. Gerulis. Labai geras. Fartingas. 1/4 penso. O tokie va 4 mažiukai kaltinukai sudarydavo 1 pensą. Kas per karalius, aš velniai žino. Gal koks Henris bus 7 ar 8. Nežinau, aš pasiklydęs 8 karaliuose. Žodžiu, va taip va. Bet kokia atveju viduramžiai labai malonu. Labai malonus radinys. Žiauriai gerai. Superinskai. O diena graži, saulutė šviečia. O čia dar šiandien galima pavaikščioti normaliai. Jėga. Na, šiandien pakasinėjau. Rodos lietutis kaupėsi. Ateina šiandieną
Kaip man čia nuskyla, žinokit. Va, kiek radau visko. Kokybė, tai yra kiekybė nelabai didelė, bet kokybė užtat kokia. Pasižiūrėkit, Romos imperijos denarą radau kokį. Koks gražuolis. 2000 metuko monetėlė sidabrinė. Kokia graži, pasižiūrėkit. Ui. Jo, čia tai monetėlė. Kažkas nerealaus. Man jie taip retai romėnai papuola, o tokia tai čia iš viso kosmosas man. Taip, va toks vat. Taip, kas toliau? Na, toliau kaltinis. Nedidelis, bet gražus. Nežinau, čia kelintas ten, tas tikriausiai Henris kažkelintas, jų ten daug buvo, žodžiu. Aš juose nesigaudau, bet labai graži monetėlė. Taip, irgi vat graži. Toliau turiu vat tokią va, iš Jurgio III kažkas bandyta darytis. Kažkas tai bandyta čia su jo daryti. Jurgio III buvo pensas, kaip spėju. Ir puspensis kažkoks tai netikėlis, visai numiręs. Na ir gerai. Žodžiu, dėl šitų nepergyvenu, bet va, kokie gražuoliai šitie du. Labai patenkinta šiandien. Labai.